Sveiki, tankistai, su jumis Kotys. Taigi, su naujaisiais, ko dar nesveikinau, ką sveikinau, tai dar nepakenks, dar vienas sveikinimas prie visų jau esančių. Taigi, šitas video bus ganėtinai specialus, nes mūšis neblogas iš tikrųjų su PZB2, kuris dabar, nežinau, ar jisai jau OP ar ne, bet gerose rankose jisai visai neblogas tankas. Bet kaip matot, jų dabar yra privisę, kaip velnių visur pilna jų važinėjasi. Ir iš tikrųjų anksčiau važiuodavai ten, kur daugiausiai priešų ir visus išskersdavai ir viskas, bet dabar kaip prie viso visokių T29, T28, kitų PZB2, ten, kaip matot, pas priešus bent 3 yra ir jie visi tave muša, permuša ir vienu žodžiu tankas visai nebespecialus. Bet gerose rankose, pavyzdžiui, tokiuose kaip mano, galima iš tikrųjų neblogai, visai neblogų mūšių apturėti. Ir šitas mūšis jau paspoilinsiu, bus toks biškai įtemptas Kolobanovas ir visa kita Defenderis ir bla bla bla. Bet mes ne apie PZB2 susirinkom šiandien pakalbėti. Šiandien kalbėsim apie konkursus, taip, girdėjot. Taigi bus ne vienas konkursas, o 2 iš tikrųjų. Nes, kaip čia pasakyti, bus vienas naujas ir paskelbsiu laimėtoją to praeito konkurso. Taigi fanfarų nėra. Vienu žodžiu, taigi nugalėtojas iš praeito konkurso yra Misteris Dominaxas. Misteris Dominaxas. Prašom atsiliepti Misterį Dominaxą. Iš tikrųjų, Misterį Dominaxą aš ten pažiūrėjau pas tave YouTube kanale, kaip sakant, mačiau, kad subscribinės mano kanalą, tai visi, kaip sakant, parametrai atitinka. Tai ir viskas po šito video iš tikrųjų išsiųsčiau šitągi prizą, surprizą, ne, bet surprizą, tiesiog prizą, tas 3 dėžutės, bet dėja neturi tavo niko ir nežinau serverio, tai iš tikrųjų prašom su manim susisiekti kuo skubiausiai, po šito video padėsiu e-mailą ir galima, kad ir komentaruose parašyti ir tada suderinsim kaip ir kada, tiksliau ne kada, o tiksliau kam išsiųsti ir kur išsiųstas 3 dėžutės. Ir benasai, nebejok, tau irgi išsiųsiu, nors ten buvo kažkoks kaltinimas išsakytas po tavo video apie tą T34, atsit, kad naudoji kažkokį autoėjimą ar dar kažkokį neautoėjimą, tą kažkokį šūdą, nežinau, tipo nelegalų modą. Nežinau, ne mano reikalas, mūšis vis tiek buvo geras, ko nusipelnai, niekam niekas negali įrodyti, tik įtarinėti ir kol kaltė ir neįrodyta, kaip sakant, esi nekaltas. Taigi, tau irgi išsiųstas dėžutės, o visiems kitiems sakau, kad kadangi kaip ir žadėjau, kad surinkus 2500 šitų subscriberių, aš padarysiu dar vieną konkursą, jeigu nebus tų subscriberių, tada darysiu tą konkursą dėl naujų metų, vienu žodžiu, nes šiais metais, kaip sakant, reikia atpirkinėti savo kaltes, kadangi nežaidžiau, konkursų nedariau, tai reikia, kaip sakant, dabar išsipirkti, kaip sakant, tai, ta prasme, darysim dar vieną konkursą, kaip ir prieš tai, po šituo video, jeigu norit laimėti, norit gauti, kaip sakant, laimėtas 3 dėžutės, nežinau, ar kiek jūs ten dar galios, galit parašyti po šito video, kiek jūs ten dar galios, nes bijau, kad vdruk po naujų metų jų neišjungtų taip staigiai, nes būtų biški pravalas. Tada kažkokį mažą tankioką nupirkčiau, ar auksą tiksliau nusiųsčiau ir viskas, kokį 1000, ne? Tai vienu žodžiu, kaip sakant, laimėti yra būdų yra, kaip laimėti ir kaip sakant, arba auksas, aišku, dėžutės biški kažkaip tai geriau, nes ten gali ir tanką laimėti ar dar ką, ne? Tai iš tikrųjų 3 dėžutės ir, tarkim, duosim kokias, 3 dienas iki sausio 3, gerai? Arba 4, nes 3 kažkur važiuoju, nežinau, žmonas organizavo, reikia išvažiuoti visai dienai, tai nežinau, ar, kaip sakant, ar bus laiko video padaryti. Tai va, tai ką, ir viskas, laikinkit video, būtina būti subscriberiu, kad laimėt, nes ištrauksiu vardą, aš visą laiką ištraukiu vardą, tada patikrinu, ar tas žmogelis subscribinės ir tada galima su juo susisiekti ir išsiųsti prizą, surprizą, ok? Tai va, tai ką,
Tiek apie konkursus, o dabar gal pakalbėkime apie PZB2 ir šitą mūšį. Iš tikrųjų, PZB2 man yra toks labai, o tau bazė apginta, 48 taškai. PZB2, kaip manot, geras žaidėjas prieš mane stovi ir jau matai, kad bus sunku. Ir dar čia tai 28 labai nepatogiai situacijai, bet, kaip matai, jisai nėra patyręs, nežinau, į kuris iššaudo. Pas PZB2 tas šonas nėra toks jau nuogas, jisai pakankamai stiprus, nes yra ištiekia tokie vikšrai, jau uždengia ir visa kita. Labai drąsus PZB2 šitas, nes mato, kad pas mus dar ir pramušė, aš negalėjau į niekaip jį nusitaikyti, nes pas jį yra jo persvara, pas mus tik tais mes 3 liko, o jų dar liko visa galybė, iš tikrųjų 7, ne? Vienu žodžiu, ir labai nejauku man čia darosi, labai nejauku, jisai pilnas. Ir ką daryti? Nu, tada įjungiam savo meistriškumo, kaip sakant, lygį, pakeliam biškį, kaip sakant, užsukam tą... dabar užsukam. Dabar užsukam. Vienu žodžiu, vien mazinu ir arba nepramušu. Prasidėjo. Iš tikrųjų, į žandukus arba tą spuogą šalia patrankos visai neblogai tie šūviai eina ir iš tikrųjų galima jį labai pramušti. Ir jisai ten kažką... jau į mane šaudo, ne? Kažkur jisai šaudė man į korpusą. Jisai čia padarė klaidą, nes dabar aš turiu daugiau vietų, kuriems šaudyti, tą vairuotojų liukutį ir į, kaip sakant, paukštelį. Ir viskas, viso gero. PZB2, jisai kiek man padarė, čia porą šūvių padarė, nu tai va, beveik 100 žalos. Bet dar pas priešas liko 5 tankai. Taigi, buvau 1 prieš 6 kažkokiu momentu, ne, ir dėl to, man atrodo, gavau Kolobanovo medalį po šito mūšio, todėl kad, aišku, aš nedėčiaugi tokio mūšio, kur aš pralošiau, ne. Čia M8A1 geras tankas, jeigu jis būtų man pataikęs, man būtų jau čia padaręs sambą, bet jisai kažkur ten taiko, nežinau, ir aš čia labai biškį trizniuoju, todėl kad noriu labai jo atsikratyti, nes jeigu jį paleisi gyvą, tada bus iš tikrųjų labai nesmagu. Taigi, atsikračiau vieno, tada kitas lenda jau, patranka nepasikėlė tiek daug. Gerai, kad bent jau vanšotinis. Taigi, dabar aš biškį sėdžiu tam vandenį ir labai bijau, kad tas STRV M40L mane atvažiuotų iš šono, nes iš tikrųjų tai galėtų būti labai liūdna istorija. Todėl aš tiesiog grįžtu atgal, ten, kur galima pasislėpti už kalniuko ir reikės truks plikš sumedžioti šitą... nepramušiau! Kas ten buvo, ar nepataikiau? Ne, nepataikiau, būtų pasakė, jeigu nepramušiau. Tai iš tikrųjų, vienas prieštankinis pabūklas ir kas ten dar dabar atvažiuos, nebeatsimenu, net. O va, M3 Lee, geras tankas iš tikrųjų, nes jisai mane pramuša. Ir pramušė, 100 žalos, užsikrauna jisai per 4 sekundės, nepramušė, kažkur tai pataikė kampu turbūt. Man sekas iš tikrųjų, vėlgi įvikša šį kartą nuėjo pas mane. Nepataikė, turėjo dar porą sekundžių. Dar vieną, nu davai. Ir tada prieštankinis pabūklas lenda. Iš tikrųjų, galėjęs išlysti ir mane nupilti jau nežinau kiek laiko, bet jisai labai toks kuklus prieštankinis pablūklas. Ir vienu žodžiu, nedrįso, jisai sako, nu gerai, M3 dabar tavo eilė. O dabar mano, nu va, atvažiavo ir Čihai tą pačią, kaip sakant, pasisveikint. Viena problema, kaip ir minėjau, kaip jau daug kartų esu minėjęs, niekada nevažiuokit ant priešo, jeigu jisai ir vienas likęs, ne, niekada nevažiuokit ant jo po vieną, reikia visiems visų, kaip sakant, būrių suvažiuoti. Nes šiton mūšį man būtent dėl to ir sekasi, kad visi jie atvažiuoja po vieną. Jeigu būtų atvažiavęs tas Čiha, nežinau, kokiu 30 sekundžių anksčiau, ne, jis jau būtų mane subinę primušęs, kol aš tą medžiojau tą prieštankinį pabūklą ir viso. Nu, pabėgo. Iš tikrųjų, o tas ir yra, kai po vieną važiuoja ir, pavyzdžiui, jeigu dar tankas yra stipresnis arba kad ir nebūtinai stipresnis, kad ir žaidėjas yra labiau patyręs, tada jeigu po vieną ant jo važiuoti, yra labai didelis šansas tiesiog sufeilint ir pralaimėti. Tai dabar belieka surasti man tą, kas ten toks per šudukas, STRV M40L.
Bet vienas dalykas laiko, iš tikrųjų nebedaug liko, M50 30 sekundžių. 5 minutės 30 sekundžių ir aš galvoju, arba aš nesu greitas tankas, bet pabandysiu palaukti, gal jisai kaip ir visi kiti paims ir atvažiuos čia, nes nėra prasmės, ta prasme kažkaip važiuoti į miestą, jo ieškoti, žiūrinėti, kuris ten yra, tuo labiau, kad žaidėjas 1000 mūšių sulošęs, nors žiūrėk, 2 fragus padarė per šitą mūšį, tai iš tikrųjų neblogai. Tai aš galvojau, aš kaip mato turiu triubas, kad galėčiau geriau matyti, nes kartais labai praverčia, ypač žaidžiant prieš tarybinius tankiukus arba prieš tankinius pabūkų situacijose kaip šita. Tai prasme, aš pamatyčiau tą STRV, iš tikrųjų atvažiuojantį žymiai anksčiau negu jis mane, bent jau teorijai, nors iš tikrųjų nežinau, kiek jisai turi ten tų apžvalgos, kiek toli jis mato. Ir aš galvoju, taip, laikas tiksi, tas balvoniukas nesirodo ir iš tikrųjų ką daryt. Nes jisai greitesnis už mane garantuotai yra ir aš nusprendžiau, kad reikia visgi važiuoti ir užiminėti bazę, nes gali čia visą laiką pralaukti ir pralošti. Kaip matot, visai neblogai prišaudžiau, 9000 VN primušiau, nieko neprispotinau, bet, kaip sakant, mūšis geras ir galvoju, kažkaip nesinori man jo pralaimėti, 4 minutės belikė, tai turėčiau davažiuoti laiku iki jų bazės ir užimti. Ir tu pakeliui galbūt sutiksiu tą balvoniuką, bet dėja pasižiūrėjau, nieko nesimato, nėra, važiuojam toliau, nes iš tikrųjų nesinori taip, kad privažiavus jų bazę, pamatytum, kad tavo bazė užiminėja. O tokių niuansų yra buvę ir tada nebespėjai nuvažiuoti grįžti iki savo bazės, nes jisai lėtas tankas, jisai greitas. Gali, pavyzdžiui, jeigu jis dabar nuvažiuotų iki mano bazės, pradėtų užgrobinėti, viskas, man žaidimas būtų kaip ir praloštas, nes, pavyzdžiui, spėčiau dar grįžti iki bazės, bet jeigu jisai pabėgtų, viskas, jau nebespėčiau jo pagauti ir nebespėčiau užgrobti jų bazės. Tai aš iš tikrųjų buvo toks biški nervingas momentas, kadangi vis laukiau, kada jis jau išgrobs tą bazę. Ir jisai, man atrodo, pilnas gyvybės turi, nes matau, kad 230 dar lika pas priešas, tai turbūt, gal vieną šūvį gavęs. Iš tikrųjų, man dar reikėtų 5 šūvis jam dar suleisti kokius, kad jį užmuščiau. Ir jisai tikrai galėtų pabėgti. Bet, kaip minėjau, žaidėjas nėra patyręs tik tais 1000 mūšių, nors nėra jisai blogas kaip pradedančiam. Aš iš tikrųjų blogiau lošiau pačioje pradžioje, man atrodo. Nors jisai turi ir modus, aš tai neturėjau jokių modų tada, tais senoviniais laikais. Tai sakant, bet jisai turbūt kažkur sėdi, bando kimarint, kažkur slėptis, 2 minutės liko. Iš tikrųjų, jau čia buvo įtemptas momentas, galvoju, viskas pralošim, nes nespėsiu užkepti, nes tas tankas vos velkasi. Dar vanduo prieš akį laukia, dar mažiukas įkalnė ir visą kitą. Bet galiu iškart paspoilinti, kažkaip galima čia pavažiuoti biškį greičiau, kad bazę užgrobsiu, jisai nepasirodys iki mūšio galo. Kaip matot, liko, kaip sakant, minutė 53, pas mane liko užgrobimui bazės liko 1 minutė ir 30 sekundžių. Iš tikrųjų, galvoju, jeigu jisai dabar išlystų ir man į vikšrą pykštiltų, viskas žaidimas būtų baigtas, nebent aš įspėčiau pritrėkšti, bet dėja, jisai nepasirodo. O aš bazę užgrobiu ir viskas. Rezultatus pamatysit po mūšio. Taigi, kaip minėjau, Kolobanovas, Defenderis, nes numušiau 48 taškus bazės ir visokie kitokie gerybė, 8 bonai, ar tie kaip ten bondai, James Bondai. Tai va, iš tikrųjų smagus visai mūšis buvo toks netrumpas ir man tokie visai patinka, tokie šiek tiek įtampos, žinai, kur reikia galvoti, ką daryti. Ir, kaip sakant, tave biškai pamoko tokie žaidimai. Nors mane, kad gal tokį seną, kaip sakant, lapiną, ką jau čia nieks nebeišmokys, bet vat, tas naujas žaidėjas, Duken, nežinau, kas ten kažkoks lenkas, vienu žodžiu, tai jisai galėtų biškai pasimokyti ir, kaip sakant, pasimokyti iš savo klaidų, kad reikėjo užiminėti, nes aš įsivaizduoju, kad dabar jam į jų komandos čatą virsta keiksmai visokie ir visa kita, kad važiuok gink bazę, ne, važiuok camping ir panašiai. Tai va, 14 sekundžių,
ir viskas praktiškai baigta. Taigi, kaip minėjau, laimėjo Misteris Dominaxas. Misteri Dominaxai, nepamiršk susisiekti su manim. Parašyk e-mailą, kurį įdėsiu po šito video į aprašymą, kad galėtum, sakant, susisiekti patogiau, nes ne visiems, ne visada aišku, kaip ten per YouTube, žinai, parašyti privačią žinutę, nors iš tikrųjų tai galima parašyti, atsiunti komentarus, į kanalo komentarus, bet nieko, įdėsiu e-mailą. Tai va, ir tiek. Ir, kaip sakant, nepamirškit šitogi sudalyvauti dabartiniam konkurse, ne? Tai taisyklės tos pačios, komentaras, laikas ir būt subscriberiu. Ir viskas. Ir tada po kelių dienų ištrauksiu tą laimingąjį, kuriam išsiųsiu 3 dėžutės, jeigu jos dar bus, kaip sakant, žaidime. Jeigu jų nebus, tai tada 1000 aukso, ar kiek ten 7 PM aukso, ar kažkur apie 1000 aukso išsiųsiu. Gerai? Tai kągi, tiek šiam kartui, tankistai, laimingų naujųjų metų, susitiksim, susimatysim, susigirdėsim kitais metais jau, po metų, vienu žodžiu, ir gerai atšvęskit, neprigerkit per daug, ir sėkmės mūšio lauke, iki tankistai.